64 metų Aldona Krasauskienė portale LRytas.lt prieš metus parašytas komentaras apie iš darbo Kauno Vytauto didžiojo universitete atleistą homoseksualų dėstytoją Arnoldą Zdanevičių atvedė į teisiamųjų suolą. Perskaičiusi straipsnį internete garbaus amžiaus moteris parašė: Teisingai pasielgė, jei toks esi, tylėk ir slėpkis. Nenorėčiau, kad mano vaikams jis dėstytų, juk tuo apsikrečiama. Už tokius žodžius pensininkė iškelta baudžiamoji byla dėl viešo neapykantos kurstymo homoseksualios orientacijos žmonių grupiai priklausančiam asmeniui. Į teismą išklausyti Temidės Sargų sprendimo atskubėjusi garbaus amžiaus moteris puolė atgailauti. Esą nenorėjo skatinti neapykantos gėjams ir jų tikrai nelaiko ligoniais. Tikrai ne, nieko nesnekėsi, nieko. Aš nenoriu viešintis ir man labai gėda ir nežinėsi. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys nusprendė moterį išteisinti, nors toks nuosprendis vadinamųjų komentarų byloje gana retas. Pensininkė šį kartą išgelbėjo slapyvardis žodelis manau. Teisėjas nusprendė, kad tai pasirašiusi komentatorė aiškaus skatinimo neapkęsti netradicinės orientacijos žmonių neišsakė. Teisme moteris gailėjosi dėl savo poelgio, tačiau kaltės nepripažino. Prokurorai neatmeta, kad sprendimas skųs. Zdanevičius telefonu buvo nepasiekiamas. Kas liečia kaltinimą, tai jie mano, kad nereikėjo taip padaryti. Nereikėjo taip komentuoti tokio pobūdžio turinį. O pats nukentėjusysis, tai dėl to ir byloje nukentėjusysis, kad jis buvo tuo įžeistas. Priešingą sprendimą teismas priėmė kitoje komentarų byloje. Šilutės rajono apylinkės teismas nuteisė 37 metų vyrą komentaruose necenzūriniais žodžiais išplūdusi homoseksualios orientacijos neslepiantį žymų dainininką Ruslaną Kirilkiną. Atlikėjas sako į teismą nesikreipęs, nes komentarų neskaito. Tačiau sprendimu nubausti jį įžeidinėjusi komentatorių džiaugiasi. Tikrai nieko nežinojau apie tą komentarą ir niekur nesikreipiau. Aš tikrai nematau čia jokios nelaimės ir nematau čia jokio džiugesio, kad jį nubaudė. Tiesiog džiugu tai, kad kiekvienas atsako už savo žodžius ir anksčiau ir vėliau. Šilutiškis piktinosi teismo sprendimu ir tikino nei Kirilkinui, nei kitiems gėjams asmeniškai negrasinęs. Išvada, kad šilutiškio komentaras netiesiogiai skatina susidoroti dėl seksualinės orientacijos, prokurorams pateikė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kontrolierė sako, kad teisėsaugos institucijos dažnai prašo įvertinti, ar interneto komentarai nėra įžeidžiantys. Kai būna atviras kvietimas smurtauti, atviras kvietimas susidoroti, atviras kvietimas netoleruoti tokių žmonių, tarkim, ne tik dėl seksualinės orientacijos, bet dėl rasės, tautybės, amžiaus ar kitų aspektų, tikrai duodame tokias išvadas ir aš manyčiau, teisėsauga bent jau šiuo metu pakankamai jautriau pradėjo į tai atsižvelgti. Pernai dėl rasinės, etinės, religinės ir kitokios neapykantos kurstymo elektroninėje erdvėje pradėta 160 ikiteisminių tyrimų. Visi komentatoriai, kurių bylos perduotos teismams, sulaukė baudų, kai kurie neteko ir nusikaltimo įrankio kompiuterio. Reporterės Jurgita Kasperavičiūtė ir Neringa Budrytė.